Seimo ir vyriausybės nariai, tamsta generolė, ponai karininkai, mielos sesės, birutėtės. Manau, kad šį gražų mūsų susibūrimą turėtumėm pradėti valstybės himnu. Negaliu atleisti. Jei galėčiau numest nuo pečių neapykantos sunkią naštą, jei galėčiau pamiršti klastą, praradimų sūrų kartėlį, gal galėčiau. Galėčiau vėliai atsidūsus atgniaužti rankas ir nurimusią laisvą širdim atvirai pakalbėti su tavim. Jei galėčiau, bet aš negaliu. Dar pamiršti prigrūstų traukinių, to bėgimo dulkėtais keliais ir vilties, nevilties gal pareis, tos be kaltės, nešiotos kaltės, ant dar vaikiškų savo pečių, tų raudonų lyg kraujas žvaigždžių, aš pamiršti niekaip negaliu. Negaliu. Aš pamiršti tavęs. Kai žvelgiu į rugpjūčio žvaigždes, tavo bruožai sūnelio veide graudžiai primena tėvę, tave. Ir kalbėti su tavim negaliu. Juk širdis dar pilna sopulių, tik prašau nepasmerkti ir neteisti. Negaliu. Ir nenoriu atleisti. Violeta Zabielskienė, kapitono Liudviko Literskio dukra. Antros Respublikos nepriklausomybės metai. Bet štai mes ir vėl grįžtam į praeitį. Grįžtam į tuos metus, kada taip išauklėta, išpuoselėta Lietuvos kariuomenė be vieno šūvio sutiko būti sunaikinta. Šiandien susitikom ne dėl to, ar teisti, ar kas davė vienokį ar kitokį įsakymą, bet susitikom čia sutikti dar vieną tomą knygos išleistos apie Lietuvos karininkus ir apie jų likimus. Tam, kad plačiau mes įsigilintumėme į to žmonės, kurie rašė šitą istoriją, o rašė labai skaudžią, todėl kad tai buvo jų tėvai, jų artimieji. Ir mes šiandien norėtumėm grįžti, atleiskit, gal ir ilgokos, bet prieimo prie ištakų. Pulkininkas
leitenantas Kazys Abaravičius. 1950 žuvo Taišeto lageryje. Kapitonas Andrius Ambraziejus. 1942 žuvo Norilsko lageryje. Atsargos leitenantas Vytautas Babickas. 1951-54 kalėjo lageryje Archangelsko srityje. Majoras Bronius Bairiūnas. Kilus karui nušautas Raudonojoje armijoje. Leitenantas Vladas Baltuška. 1945 sušaudytas Vilniuje. Kapitonas Kazys Bandžius. 1945 žuvo Vyčio apygardos partizanų gretose. Dimisijos majoras Kazys Baršauskas. 1941-47 kalėjo Vorkutos Pečoros lageryje. Majoras Aleksas Bartkus. Kilus karui NKVDistų sušaudytas prie Švenčionėlių. Atsargos kapitonas Povilas Beleckas. 1942 sušaudytas Sverdlovske. Atsargos leitenantas Feliksas Bražiūnas. 1941-48 kalėjo Norilsko lageryje. Dimisijos pulkininkas leitenantas Balys Brazys. 1950-55 kalėjo lageryje Džeskasgane, Karagandos srity. Pulkininkas leitenantas Romanas Bukevičius. 1941 žuvo Norilsko lageryje. Dimisijos pulkininkas leitenantas Stasys Buzas. 1941-48 kalėjo Norilsko lageryje. Kapitonas Kazys Čepaitis. 1945-46 kalėjo Marijampolės kalėjime saugumo rūsiuose. Leitenantas Stasys Čiaučionas. 1942 žuvo Norilsko lageryje. Atsargos majoras Vytautas Jonas Dainius. 1941 nušautas sovietinių pasieniečių. Majoras Antanas Dabkus. 1944 žuvo Lamos lageryje. Atsargos leitenantas Evaristas Deniušas. 1941 sušaudytas Sol Ilecko kalėjime. Pulkininkas leitenantas Pijus Dovydaitis. 1941-51 kalėjo Gorkio kalėjime Suchobezvodnajes lageryje. Majoras Stasys Eidukaitis. 1944 žuvo Sosvos lageryje. Pulkininkas leitenantas Albertas Gaidys. 1941 žuvo Norilsko lageryje. Kapitonas Antanas Gedmantas. 1941 sušaudytas prie Bikosovo geležinkelio stoties. Majoras Jonas Geibūnas. 1945-47 kalintas lageryje Podolske. Atsargos kapitonas Juozas Gineitis. 1942 sušaudytas lageryje Sevoralage. Pulkininkas Vincas Giriūnas. 1943 sušaudytas Kansko kalėjime. Kapitonas Antanas Grabažis. 1943 žuvo Norilsko lageryje. Pulkininkas Domas Grabys. 1942 sušaudytas Gorkio kalėjime.
Generalinio štabo pulkininkas Leonas Gustaitis. 1942 žuvo lageryje Petropavlovskoje. Pulkininkas Vincas Jesulaitis. 1941-51 kalintas lageriuose Lamoje, Mordovijoje. Brigados generolas Jonas Jodišis. 1950 žuvo lageryje Abezėje. Pulkininkas Petras Jurgaitis. 1959 mirė emigracijoje. Atsargos majoras Petras Kairys. 1942 sušaudytas Petropavlovsko kalėjime. Pulkininkas Mykolas Kalmantas. 1941 suimtas, kilus karui išlaisvintas, 1976 mirė emigracijoje. Dimisijos majoras Pranas Kalpokas. 1941-49 kalėjo Norilsko lageryje. Kapitonas Leonardas Kantrimas. 1944 žuvo Norilsko lageryje. Kapitonas pulkininkas po mirties Albinas Karalius. 1946 sušaudytas Vilniuje. Majoras Bronius Karevičius. 1941-49 kalėjo lageriuose Norilske Taišete. Pulkininkas leitenantas Viktoras Kazlauskas. 1942 sušaudytas Kansko kalėjime. Pulkininkas leitenantas Leonas Kesgaila Kenstavičius. 1945-51 kalėjo lageryje Vorkutlage. Kapitonas Stasys Kriaučiūnas. 1942 žuvo Norilsko lageryje. Ketvirto pėstininko pulko vyrgydytojas Vladas Kriščiūnas. 1940-46 kalėjo lageryje Uzbekijoje, 47 ištremtas be teisės grįžti į Lietuvą. Atsargos majoras Antanas Kučinkis. 1948-56 kalėjo lageriuose Mordovijoje, Omske. Pulkininkas leitenantas Tomas Kukta. 1941-49 kalėjo Norilsko lageryje. Atsargos generolas leitenantas Kazys Ladiga. 1941 sušaudytas Sol Ilecko kalėjime. Pulkininkas Adolfas Lapšys. 1942 sušaudytas Sverdlovsko kalėjime. Atsargos kapitonas Juozas Lapurka. 1941-48 kalėjo lageriuose Komijoje, Altajaus krašte. Pulkininkas leitenantas Juozas Lavinskas. 1942 sušaudytas Norilske. Pulkininkas Pranas Lesauskis. 1942 žuvo Suchobezvodnajos lageryje. Atsargos generolas leitenantas Pranas Letukas. 1945 nukankintas Lukiškių kalėjime. Atsargos leitenantas Leonas Lingvevičius. 1941-47 kalėjo lageryje Taišetlage. Kapitonas Liudvikas Literskis. 1942 žuvo Norilsko lageryje. Generalinio štabo pulkininkas leitenantas Mykolas Mačiokas. 1950 žuvo Rygoje. Dimisijos pulkininkas Antanas Malijonis. 1941-48 kalėjo lageriuose Lamoje, Mordovijoje, Molotovo sritis. Dimisijos pulkininkas leitenantas Stasys Martinėnas. 1941-48 kalėjo Norilsko lageryje.
Pulkininkas leitenantas Ksaveras Mašanauskas. 1941-44 kalėjo Norilsko lageryje. Pulkininkas Julius Matulevičius. 1942 sušaudytas Sverdlovske. Pulkininkas leitenantas Kleofas Vytautas Michalauskas. 1943 žuvo lageryje Jakutijoje. Leitenantas Juozas Miliukas. 1944 žuvo Norilsko lageryje. Atsargos kapitonas Juozas Molys. 1995-47 kalėjo lageryje Karelijoje. Dimisijos pulkininkas leitenantas Benediktas Narvydas. 1941-47 kalėjo lageriuose Norilske, Taišete ir Kutsko srity. Generalinio štabo majoras Juozas Navikas. 1944-54 kalėjo Sucho Bezvodnajis lageryje. Atsargos leitenantas Julijonas Nedvaras. 1941 žuvo lageryje Archangelsko srityje. Majoras Anatolijus Akulič Kazarinas. 1941-49 kalėjo Norilsko lageryje. Atsargos pulkininkas leitenantas Juozas Papečkys. 1942 sušaudytas Sverdlovsko kalėjime. Atsargos kapitonas Antanas Petruškevičius. 1942 sušaudytas Sverdlovsko kalėjime. Jaunesnysis leitenantas Aleksas Povilaitis. 1945-55 kalėjo lageryje Vorkutlage. Atsargos majoras Jonas Pranculis. 1941-54 kalėjo Rešotų lageryje, Kansko, Aleksandrovskojos kalėjimuose. Kapitonas majoras po mirties Izidorius Pucevičius. 1945 žuvo partizanų žaliosios rinktinės gretose. Leitenantas Ignas Račkus. 1950 žuvo lageryje Komijoje. Brigados generolas po mirties Adolfas Ramanauskas. 1957 sušaudytas Vilniuje. Leitenantas Jurgis Rastauskas. 1943 žuvo plukdant iš Norilsko į Taišeto lagerį. Divizijos generolas Stasys Raštikis. 1985 mirė emigracijoje. Divizijos generolas Mikas Reklaitis. 1941 suimtas kilus karui išlaisvintas, 76 mirė emigracijoje. Generalinio štabo pulkininkas Leonas Rupšys. 1942 žuvo Lamos lageryje. Leitenantas Juozas Sadzevičius. 1941 sušaudytas Gorkio kalėjime. Kapitonas Bronius Salikas. 1942 sušaudytas Norilsko lageryje. Leitenantas Justinas Samuolis. 1946 sušaudytas Vilniuje. Kapitonas pulkininkas po mirties Jonas Semaška. 1947 sušaudytas Vilniuje. Generalinio štabo pulkininkas Antanas Sidabras. 1942 sušaudytas Norilsko lageryje. Pulkininkas Alfonsas Klerius. 1943 žuvo Lamos lageryje. Atsargaus leitenantas Adomas Smetona. 1942 žuvo Norilsko lageryje. Kapitonas Antanas Staronis.
1944 žuvo Taišeto lageryje. Divizijos generolas Jonas Sutkus. 1942 sušaudytas Sverdlovsko kalėjime. Pulkininkas leitenantas Eduardas Tallat-Kelpša. 1941-49 kalėjo lageriuose Lamoje, Mordovijoje, Jaroslavlio srity. Kapitonas Antanas Tervidis. 1943 žuvo lageryje Irkutsko srityje. Atsargos kapitonas Feliksas Tiškus. 1945-50 kalėjo lageryje Vorkutoje. Dimisijos majoras Petras Urbėtis. 1941-49 kalėjo lageryje Norilske. Majoras Vladas Vaitkus. Kilus karui nušautas Raudonojoje armijoje. Leitenantas Juozas Valenta. 1943-45 kalėjo Štuthofo konclageryje. 1950 žuvo Džeskasgano lageryje. Majoras Stasys Valiuškis. 1944-52 kalėjo lageryje Čiuvašijoje. Pulkininkas leitenantas Jonas Variakojis. 1963 mirė emigracijoje. Leitenantas Mykolas Vidžiūnas. 1944 likviduojant vietinę rinktinę vokiečių suimtas, 1975 mirė emigracijoje. Pulkininkas leitenantas Alfonsas Vileniškis. 1942 žuvo Norilsko lageryje. Atsargos pulkininkas Tadas Šakmanas. 1945-55 kalėjo lageriuose Magadano srity Mordovijoje. Pulkininkas Juozas Šarauskas. 1941 sušaudytas Červenėje. Pulkininkas leitenantas Jurgis Šečkus. 1943 žuvo Norilsko lageryje. Jaunesnysis leitenantas Stasys Šeštokaitis. 1941-49 kalėjo Rešiotų lageryje. Dimisijos kapitonas Julius Šidagis. 1941-47 kalėjo Norilsko lageryje. Atsargos kapitonas Zigmas Šilingas. 1946 žuvo Pečioros lageryje. Dimisijos kapitonas Teofilis Šimonis. 1941-49 kalėjo Norilsko lageryje. Generalinio štabo pulkininkas Antanas Šova. 1941 suimtas, per žudynės Červenėje išliko gyvas, 1994 mirė emigracijoje. Majoras Jonas Švambarys. 1942 žuvo lageryje Altajaus krašte. Dimisijos majoras Stanislovas Zaikauskas. 1946-56 kalėjo lageryje Vorkutlage. Generalinio štabo pulkininkas Vaclovas Žadeika. 1943 žuvo Taišeto lageryje. Brigados generolas Vincas Žilys. 1941-51 kalėjo lageriuose Lamoje, Komijoje. Pulkininkas leitenantas Vladas Žutautas. 1941 žuvo Rešiotų lageryje. Sovietinės okupacijų metais buvo sušaudyti, nužudyti, žuvo kalėjimuose, lageriuose
tremtyje, rezistencinėje kovoje nemažiau 811 Lietuvos kariuomenės tikrosios tarnybos ir atsargos karininkų. Prašom jų atminimą pagerbti tylos minutę. Perskaičiu šį sąrašą, o tai yra žmonės, karininkai, tų artimųjų, kurie parašė šias knygas. Ir tai viskas vyko visuomeniniais pagrindais. Manau, kad tai vyko tikrai iš tyros širdies ir jie kitaip pasielgti negalėjo. Ir prisiminkim tuos, kurių nėra, kurie už laisvę rašėsi krauju. Prieš juos nulenkia galvą Lietuva, jo atminimas amžiams gyvas bus. Ir prisiminkim tuos, kurių nėra,